Sulaukiau, galbūt pokalbį nesumatė. Blogi, negalim sakyti, kad jie yra tobuli, negalim sakyti, kad vienas gydymo būdas yra. Jie jau turės kažkokias žinias. Tai klausimas yra toksai, jeigu visą tai... Kad neišlaikė pirmo kurso egzamino. Na, bet tai Gal būna visus išmautas. Nes čia yra traumatinis labai. Čia fascijai kokiais jau, žinai. Nu va. Dabar sakyčiau. Kas yra geras dalykas, kad dabar irgi dar kai kurie homeopatai taiko, kurie turi jau specialius aparatus, kurie 10 kartų daro. Insulinvirusas, vidai LNR, čia hemoglutinai, milijonų kanalų. Informacija, kurią man pavyko rasti. O po to mes galėsime palyginti. Šiaip darbas, bet sakykime, nu, tarkim 10. Štai taip visi mokosi iš gero pavyzdžio. geras pavyzdys du dar yra Evelina. Evelina, daug klausimų sulaukėte šią mokyklą. Aš jaučiuosi labai gerai, man labai patinka šitą mokyklą, aš joje tiek daug išmokau. Klausti daugiau žmonių ir mes ketiname toliau vykdyti šios tyrimus ir pratęsti, norėdami Butą, bendrabutį, ar gyvenimą su tėvais, ar nuosavą butą lokalizavimą. Tai štai šitas mūsų statistikos pyragas parodo, kad Vytis valgo obuolį. Bet kai geras oras, šakas šiandien, pasaka. Viskas dėl gėrio. A ne,